Tai ką, merginos ką tik pašoko, jūs visi krepšinio gerbėjai galite tai puikiai įvertinti ir visas Facebookas bus užbombarduotas šokių video. Bet dabar klausimas galbūt toks daugiau iš moteriškos srities. Kas parenka šokio muziką? Ar bendrų sutarimų, ar yra kas nors lyderis, kuris iš karto teškia ant stalo gabaliuką, sako, šiandien šoksim pagal tai? Ne, šiaip trenerė dažniausiai pasiūlo, bet klausim mūsų nuomonės. Pačios, jeigu žinom naujų dainų, pačios atnešam, pačios renkame savarankiškai. O tai klausyt, kur trenerė? Kur iš jūsų trenerė? Nėra dabar su trauma. Trauma? Taip, trenerė susilaužė. Tai koks trenerės vardas? Irina. Tai trenerė Irina, linkim kuo greičiau pasveikti ir siunčiam didelius bučkius ir viskas gerai, šokam. Tikrai šokam. Tai vat ir... O kas kuria choreografiją? Irgi, aišku, yra bendras sutarimas, ar ne? Taip. Vis tiek daugiausias trenerės darbas. Bet tarkim, pasižiūrite kokį nors naujausią Rijanos vaizdo klipą ir ten pamatot judesių, kad tokia ekstra, ar būna tokių? Būna kartais, kad bandom kažką panašiai padaryti, kaip klipas. Tačiau viską nekopinam tikrai. O tarkim, nežiūrėt filmų šokis hip-hopo ritmu? Žiūrim. Ir gal bendras peržiūros daro, ne? Ne. Nedarot bendrų peržiūros. Net Lietkabelio krepšininkai eina kartu žiūrėti. Kaip jūs taip ne? Bet jūs ir, kaip sakykime, taip realiame gyvenime esat geros draugės, ar ne? Taip. Nebūna pykčių, nesutarimų? Visko, visur būna. Visur jų būna, bet labai minimaliai. Bet tikiuosi pykčiai tokie būna profesiniai, ne daugiau? Kokį šokį šokam, ką rengiamės, kaip šukuojamės. Kalbant apie šokį Panevėžyje, ar važiuojate už Panevėžio ribų šokti kur nors? Ar tik tai Sido Arena kol kas jūsų yra? Seniau važinėdavom, bet kai prie krepšinio nešokdavom. Dabar kai iš Lietkabelį, tai tik kai namuose žaidžia. Arba nebent į pasvalį. Tai gal galim pašnekėti su vadovybė, kad jūs priimtų autobusą ir kad šoktumėte? Kalbant apie jūsų šokio trupės pasiekimus, ar turit kokių gal galite pasigirti, pareklamuoti? Čia labai puikiai proga. Vyko Panevėžyje krepšinio šokiai čempionatas ir užėmės 3 vietą savo grupėje. Šaunuolis, klausykit. O kiek dalyvavo komandų, kad iškart žinotume? 7 lyg ir. Tai ta bronza tikrai tokia užtarnauta. Puikiai. Taip. Tikrai buvo daug gerai iššokančių šokėjų ir mes nustebom. Tai jūs pačias nustebino tos rezultatus? Tai reiškia, jūs net pačias puikiai nežinot, kaip gerai šokat. Mes visada taip savikritiškos labai. Nu baigit. Dabar visi matė, kad puikiai šokat. Tai va. Tai ką, dar kartelį visi mūsų Facebook draugai, Lietkabelio krepšinio klubo gerbėjai ir šiaip krepšinio gerbėjai ar gražių merginų, mėgėjai, gerbėjai ir mylėtojai. Mes su jumis atsisveikiname ir čia buvo Lietkabelio klubo šokėjas.